Ar pastebėjai, kiek vyksta mieste, o galbūt aplink tave įvairių statybų, remontų? Vieni statosi namus, kitur remontuojamos gatvės, kiti keičia savo aplinką, kiti remontuoja savo santykius, kiti statosi savo identitetą, savo veiklą ir visa tai yra, kitaip tariant, kas gyvenimo kelionė, mokymosi kelionė, per kurią mes praeiname. Ar tai mes statome, ar tai mes esame kažkieno proceso dalis, arba mes dalyvaujame statybose kaip kokie žiūrėtojai. Tai kviečiu irgi vėlgi įsivertinti, kur esate statytojas ar statytoja ir kur esate tas stebėtojas statybų procese. Ir ką galima pasiimti, ką aš pasiimu iš to, kad išbūti tame nepatogiame galbūt procese, kur visa tai yra neįprasta, bet pasidžiaugti būtinai rezultatu. Tai kviečiu pasidžiaugti po statybiniu rezultatu kiekvienu žingsniu. Gerai?